Labas. Tu vis dar skundies, esi kažko nepasitenkinęs, tau vis kažko negana. Tai nustok tai daryti, nes tai niekur netves. Jei pasaulis būtų Dievas gyvas žmogus, tai jis tiesiog nuolat girdėtų skundus, kažkokius nepasitenkinimus. Kai vis dar kažko negana, tai pinigų negana, tai vis dar kažkas dar negerai, tai vis dar tas negerai, tai dar darbas kažkoks ten, dar kažkas. Ištisi skundai, ištisas nepasitenkinimas. Ir tai niekur nenuveda. Sustok, pamąstyk tai, ką jau turi, pakeisk fokusą, pasidžiauk to, tai, ką turi, pagalvok, ko tu jau turi užtektinai, dėl ko gali pasidžiaugti. Ir pasidžiaugti ne dėl to, ko ir neturi. O galbūt, jei kažkur neturi šią akimirką, vadinasi, tau galbūt to ir nereikia. O galbūt tai atsiras, bet nuimk tą paniką, nuimk tą sureikšminimą, tai akimirkai, tai, ko tu dar neturi, nes visą tai gali turėti, bet kartais mes galbūt kažkur negaunam tai, ko norim ilgus metus, nes galbūt to ir dar nereikia, arba galbūt iš vis nereikia, galbūt tai ne mūsų kelias, ne mūsų vieta. Tai tiesiog nustokim skųstis, būt kažkuo vis dar nepasitenkinę, vis dar tarsi kažkuo nepilni, nes iš tiesų visko užtenka čia ir dabar. Mes įsinešim su savim čia ir dabar, tik tai šią akimirką įsinešim savo sielą, būtį, buvimą čia ir dabar. Tai yra svarbiausia. Taigi nustokim skųstis.